Tai intro šiandien padarys. Padaryk tu, nes tu su labai gera maikė. Jo, Nose iš goes, kur tu nose žinai? goes, nose goes. Sveika. Nose goes. Čia kai Gen Z. Tomai, tu turi intro daryt. Tomai, tu turi intro daryt. Kodėl aš? Nes nose Mes goes. nose goes padarėm. Ką? Ką jūs bazarino? Palaukit. Jam užtrunka, kad jis pagautas, suprantat, jo pasenusios smegenėlės jau sunkiau veikia. Jam Trauk dabar ir tą GB live. kompiuterį, nu, suspausink tą žaidimą, Tomai. Nu ką, ką? sveiki atvykę po tiek laiko į mūsų podcastą. Grįžom, mes grįžom. Palauk, aš labai tamsus. Tai Visą čia laiką ne problema, mes visus priemam, kad ir tamsus. Bet tu ką tik sakai, kad tavo mėgstamiausia spalva balta. Tu tiesiog dedi žodžius į mano burną. Ne į tavo burną. Ir į mano dėdį, nes aš Ir taip ir nesakiau. ne tik žodžius. Ervinai. Ei, Tai nepradėkime Domantai, ką tu norėjai pasakyti apie maikę, kurią tu dėvi? Sakai, kad žiūri patogi maikė. Iš Jo, kur nėra? kodėl tu žinai, kokią aš maikę dėviu? Ne, aš bet kur atpažinčiau tą medžiagą. Jo, Šitą, jo Jo. surėlis. Čia. Tu galimai ne tą pusę užsidėjai. Tai galimai man tiesiog nepatinka ten tą pusę nešiot, nes ten tiesiog Gusto žvaigždės užrašyta ir aš atrodau kaip fabriko darbuotojas. Tai, O tak. O ką mes turim prieš fabriko darbuotojus? Negalvojau, kad gerai. Tomai, o kur tavo maikė? Kur tavo maikė? Šiuos net savęs nereprezentuoja. galim nuo šitos temos iš tikrųjų ir pradėti Hemą. Ką? Kokios Ai, temos? Čia Ema. Nuo šitos vietos. Hemos. mes pradedam. Jo, nuo Hemos. Kas yra hema? Kokia Hema? Kas tai yra? Kokia hema? Aš vis laik turėjau, aš nežinau, kas tai yra, arba tai yra arba tai yra hemorojaus trumpinys, kai tipo nenori sakyti pilną pavadinimą, tai sakai, kas tu yra, tipo, kodėl tu Man tu, hema. na, iš namų neišeini, man hem, žinai. Arba tipo, duokit man vaistų nuo hemos. Ir tu nenori gal sakyti savo gydytojui, kas tu iš tikrųjų yra. Ką, Tomas? 5 mes čia duodam viens kitam. Jo. Tomai, tau reikia pašviesinti tavo kamerą, tavo autofokusas bando tavo veidą atrasti ir neišeina, tau reikia ryškesnė. Aš išjungęs tą supistą autofokus. Tikslius. Nemanau, kad jeigu taip veikia tau visai. Vo. O. Tai šiandien Tomas Jis be pasakė, akinių kad bus. jo, šiandien Tomo kompas be akinių. Tai Hema yra tiesiog, kai paklausė, kokią Hemą. O mes nenorim pasisveikinti su žiūrovais. Tai jau Tai tu Taigi, turėjai sveiki. intro padaryti. Tomai, tu turi intro padaryti. Ne, aš jau sakiau šitą sezoną. Kažkas nesakė šį sezoną dar. Bet šiais metais nesakei. Ne, tai kas 4 epizodus ir po vieną sako pristatymą. Mes jau praėjom kelintas šį epizodas apšė. Mums žiauriai reiktų 5 žmogaus, kuris tiesiog būtų su išjungta kamera, bet mūsų kontroliuotų, kada mes nukrypstam nuo temų. Mums reikia žmogus, kuris žiūrėtų mus. Tautvido. Tautvydas Kur grįžo. jis yra, Tomai? Tu jį pažįsti, kur jis yra, dingęs. Tautvidas išėjo motinystės atostogų, va, kuris išėjo. Tai Kas kiek tai laiko yra? jis jau gali? Tai 9 mėnesius, manau. Tai kiek jau laiko praėjo nuo praeito podcast'o? Ai, jo. Žiūrėk, aš noriu paminėti visiems, kad palygintų, žiūrėkit, dabar žiūrovai. Aš noriu, kad surastų pirmą epizodą Zazas ir paimtų šitą epizodą ir palygintų Fervio Džiolainą prieš Mogvartsą ir tada, kai jis baigė Mogvartsą, tai buvo dabar. Mogvartsas, jis Kas dar yra Mogvarts? Tiesiog padarykite editą. Jo Džiolainą, jis miuint pradėjo. Tai va čia tai man koks išdidėjo jo. Va čia yra Tas Gen dantukas. Alpha žmogus. O kaip reikia? Aš neatsilieku. Kodėl Čiūvas dar turi parkerį rankose, lyg jis dabar užsidarašinėja kokius nautus po viso šito. Nes visą laiką Dabar buvo kalbėsime apie Tautvydas. kainą. Sorry, Aš kad tai man turiu mama varžtų skambina, aš rankose. negaliu kalbėti su jumis, lochai. Mama Ai. skambina. Pala jam rimtai, mamos. Pirma tema yra Gustas LRTU. Termo padarė. Nu, Tai kalbam tai ne, be nu, Gusto, palauk. kalbam. Be Gusto apie šitą temą. Man nepatiko realiai ten, kur jisai pasirodė LRTU šitam dalyke, interviu. LRT? LRT, jo, LRT tik kad su U, o tas U reiškia U važucha. Jo, ten rusiškas kanalas, jis nuėjo į rusišką LRT. Jį pakvietė į studiją LRT ir jis nesugebėjo. Ir jis nesugebėjo Aš atlikti šiaip- savo darbą. Apie ką čia kalbėjot? Apie LRT uoženį. Tai aš ten baugi. Tai mes apie tą Nu tai sakom, kad... Tai taip, tai papasakau, kodėl tu ten rusiškai kalbėjai. Aš nekalbėjau rusiškai. Ką jūs jie? Aš prisiminiau, kad aš nenoriu būti šito podcast'o dalim. Mes turėjom pokalbį ir jūs gaslightinat.
Taigi numeris 1 Visada. podcastas. Wow. Jūs turėt ir Mes jūs norite galėtumėm. supykti. Ne, Tai nesipykstam. O tai kodėl, Aš vat, nebenoriu pavyzdžiui, dabar paaiškinkit, nebenoriu. kas buvo, Gustai, tu išdavėjai Tomą. Dabar tu Apie ką pradėjai. tu kalbė dabar? Žiūrėk, man pasakyk? supranti, Apie- mes ant tiek seniai šito Vėl podcast'o. dramą keliam, aš nebenoriu dramų. Paklausy, tu darai, mes ant tiek seniai Kaip tavo darėm gyvenimas, Zazos Tomai? podcast'ą, kad Galim kad paliesti tu, pirštai. Kalbėk su manim. kad tu pradėjai filmuoti su Edviu video ir tada dingo Tomas iš tavo video. Ir tu Tomas tiesiog dingo iš mano pamiršai. video, nes jis mirė. Jis mirė. Ir čia... Ir O tai visas kas ne- čia? Kas čia? Jis, čia yra metafora. Tuoj išnyks. Čia yra metafora. Aš Taigi jau ten pasakysiu, buvo kad jis AI mirė generated. socialiniai medijoje. Jis mirė socialiniai medijoje. Čia buvo mirtis ta. Jis Čia buvo quitino? tam. Taip. Tomas sakė man slapčia, kai jis niekada daugiau nebekels video į socialinę mediją. Tai Jis po- man pats pasakė, kad daugiau niekada jokio video nebebus. Tai tu Gustai O tai- dabar sėdi podcast'e su 3 palikusiais youtuberiais. Jo, ir dar čia irgi palikau YouTube, tai mes visi 4 palikom. Čia bus paskutinis video, kai mes visi lyvinė jau. Jo, jo. Pavadinkim podcastą palikuonys. Naujas podcastas, bet... Man čia nesusijęs žodis. Mes tipo baigiam Zazą vartoti ir tada tiesiog... Jo, nes mes nei Palaikai, nebeturim blet. šaibų. Jo, mes nebeturim nei šaibų, mes neturim nei kontento, mes nieko nebeturim. Mes Man realiai toj esam palikuonys. kompa, tai reiks parduoti viskas, aš iš ko aš gyvensiu, iš ko aš varysiu univerą. Jokio podcastų nebebus. Tai viskas. dėl to jisai parkerį rankai laiko. Aš noriu egzaminą išspręsti. Jūs manęs neleidžiat. Aš tai nieko neišsiaiškinau apie LRTU. Aš irgi. Galim praleisti tą temą. Davai, Praleidžiam visus. aš net nežymėsiu temas, temų kurios- ant šito video. Kurios vėliau negu prieš 2 mėnesius buvo. Nelogiška, nes... Pavyzdžiui, taigi Ervinas norėjo pakalbėti apie tai, kaip Vintaga LT mirė. Ir tada... Ai, atsirado- Tu norėjau, gali ane? kalbėti apie mirtį to, kas niekad neturėjo jokios gyvybės. Ir ten buvo parašyta welcome Vintaga bigcartel.com to the club. Taip, Vintaga LT mirė, žinau, liūdna, bet dabar yra vintaga.bigcartel.com. Aš galiu ten dabar nueiti. Jo, visą laiką galima. Kiek ten average lankytojų yra? Nu, mažiau negu vienas. Pusė Galimai. žmogaus per mėnesį. Pirmi 5 lankytojai galės nusipirkti, galimai kažką galės nusipirkti. Labai greit senka. Užmesk čia laiką, jis parduoda, man visai įdomu. Tiesiog kaip scrollina per saitą, ne? Jo, jo, jo. Jei užmesit Gusto žvaigždžių maikį. Jo, jo. Na, tai parodyk dar kartą, su kuo tu esi, aš neįsidėmėjau. Jo. Wow, jo, graži maikė. Wow. Okay. Wow. Gerai, Tomai, pažiūrėjai? Aha. Tai gal nusipirksi kažką? Tavo mygtukai neveikia šonė. Žiūrėk, kodėl šį per pusę taip padalintas? O, paspaus. Žiūrėk, kaip jis išblurina savo veidą. Ar Čia jis nebus? veikia? Ne, čia kažkas labai panašaus į jį, bet turbūt ne jis. Jis per pusę perkristas. Jis nei Kad ten, nei ten. matytum. Tai aš bet kur galiu jį matyti. Bet kur. O kur tie komentarai dingo? Kokie komentarai? Taigi čia ne vintaga.com, čia Vintaga Big Cartel. Tai ką tai pakeičia? Nu, tai kad Gali paaiškiai, mums ką keičia tas tavo Big Cartel. Ar ten nupirko? Ar tu selautinai? Tomas Lyvin. Jis mirė. Jam blue screen nuo tavo to puslapio. O tu nenorėtum, tau nemoka humanos, jeigu tu jam nuneši senus drabužius, kurie dar geros Moka? kokybės. Ai, tai tu gražintum tiesiog tos drabužius. Tai va, tai tu pirkai padėvėtus drabužius ir padėvėjai ir vėl parduodi. Kitą temą. Jo, gal geriau. Iškirp viską. Taigi, sveiki atvykę į Zaza podcastą, numeris 1 podcastas Lietuvoje. Mes esame palikuonys. Čia... Kokie? Išsikirpo ir ta dalis, žinok, nėra, nebėra Nieko paaiškinimo. nebėra. Mes esam be kontekščiai dabar. Pervadinam į be konteksto. Be kontekščių. Persivadinam į Bybei. Dabar turėsim Čia iš kaip naujo įbė, bet B pradžioj. Ibi. Ai, Bibi. Ai, Ibi. Gerai, Aš klausykit. dešinys. Gerai, dabar nuo čia pradam, nuo čia, dabar. Tai, Gustai, Jurfloxe atsiuntė tau fanartą ir tau jis labai patiko ir tu norėjai prieš pusę metų jį parodyti. Jo, aš tokias reakcijas Tai va. Viršų. Aš sakiau, taigi pradedam nuo Čia temų, yra kurias- Alzheimerio Ne, podcastas. jau negu 2 mėnesius. Čia Alzheimerio podcastas. Taigi mes jau nežinom, vis prarastas temos. O tu neprisimeni, tipo... Pasikalbėkim ne apie temas, pakalbėkim apie tai, kas dabar vyksta, gerai? Žmonėm įdomu, kas dabar vyksta. Tomai, ką tu dabar darai? Dabar. Ką tu mąstai dabar? Kokios aktualijos, Tomai, dabar vyksta?
Tu vartai šinį lauką? Ar tu socializuojas? Į barą dar Zazas nueina. papigiai buvau pasiėmęs iš žirmūnų. Tai Ir kaip? daužo dabar. Ai, dabar tu ant jas. Man rods tau šieną pardavė. Jo, jisai pasidėjo Matau savo figūras ant atšiknos. sienos. Kokias figūras? Jūs. Ir apskritimų. Jo, vienas bulvianosis toks. Tu į mane žiūri? Ai, Jo. pradedam. Taigi sveiki atvykę į ABZ podcastą. Pat pirmas mūsų podcastas, kai mes kalbam šiom temom, kurios yra, nu, tipo, ne O šiom. kada čia šitas išeis? Ar mes galim Apie sausį 13. prižadėt, kad išeis ant 4.20? Tai drąsiai. O. Okay. Zaza Nes podcast. tada traktuojam, kad mes esam šiuo metu 4.20. Tai mes turėjom labiau pasistengti šitą podcastą daryti. Nu tai gerai, dabar pradedam. Dabar. Zaza! Pala, taip reikia ar taip? Ne, wow, nerodyk, tai čia yra ofensyvu 26 valstybėse. O ko tai reikia? Tai va, ką aš norėjau pasakyti? Baik. Aš norėjau pasakyti, kad Jo, aš Hitleris. žinau, kad šitas podcastas neišeis tada, kada jis turi išeiti. Aš manau, kad jis išeis kokią vasarą, tai aš noriu pasakyti visiems, kad aš Išlaikiau baigiau mokyklą ir man reikia būto. Duokit man būtą. Čiuvas galvoja, kad jis išlaikys mokyklą. Tu išlaikiai, kodėl aš turėčiau jį išlaikyti? Kur traktuojam? Žąsį. Grinai skaičiavai dabar lengviausią padariau. uždavinį matematikui knygui. Ir padariau. Ne. Tai Kaunas Vilnius traktuoja, jeigu jūs taip Čia- labai. Vilnius. Čia Visada jūsų, Vilnius. jūsų kartai yra dar Tik Vilnius? išlepint. Jūs, Jo. jūs esate tie vat seniai, kur viską davė, pašalpas. Jo, prisibazarinsi seniukai, tu pasižiūrėk į savo programą mokyklinę. Čia Tu mūsų. pasižiūrėk, kaip tu net nepabaigsi mokyklos, ką tu bazarinė dabar. Čia ta maikė bus vienintelė maikė, kurią tu turėsi. Visi šitie. Bevertė bus. Čia fizikos Wow, jau kontroliniai. šviečia. Čia buvo visi fizikos kontrolininkai. Pažiūrėk į dešinę. Ne fer... Wow, jau ausinė šviečia. Bendrimo veidas, bendrimo Kiek ausinės. laiko? Jo, Ai, čia- Dreamo. Dreamas, kalbant šiaip- apie Dream. Ar jūs mėgstat vaikus? Tai kita tema. Mes gal stenkimės neliesti Minecrafto youtuberių, nes būtent šiuo metu yra Šiuo metu vyksta. Labai- Tu žinai? Aš Aš sakiau, kad jis žinos. Aš negalvoju, kad tu žinau. Mes kalbėjom prieš podcastą, aš negalvoju, kad tu Gal žinai. pasikandžiam visi? Tai dabar, pala, mano mergina mane kanda, ar aš galėčiau kažką Dėl tėvo meilės. daryti. Palauk, Gustai, palauk tavo merginą. Turiu tavo. Padarykit šitą gifą, aš prašau. Pasakyk temą. Užsiminiai apie merginą. Nu. Domatai įmesta vieną tiktoką. Ai, Hidrolą. Paaiškink dabar šitą tiktoką. Kai tu nori pasakyti, aš žinau, apie ką tu kalbė. Aš tu žinau. nori, apie ką tu- tu nori pasakyti, kad Dabar tai mes tą tik toką. Net viduolas eina kur. Eik tu na. Mes tą tik toką. Pisam. Sveiki, kai sugrįžę po medrolo. Nu. imki dar vieną. Retkarčiais mankštinuosi, labai retai, valgau daug vaisių ir vandens geriau. Aišku, vanduo, mankšta. Aš vaikščiau Kauno gatvėms su savo mylimąją moterim. Ir į tauką. Ir į mane kandžia visą į ką? tokelę, mano rankos mėlynas. Ir aš einu ir aš pamatau savo didžiausią inspiraciją muzikai. Tokia žodžia. Rima? Ne, gerai, ne, iš tikrųjų, kai buvo viskas, mus pakalbino kažkokia moteris su labai gražiu tigriukiniu paltu. Savo, gal jūs norit, mes norėtume jūs pakalbinti tam tikrom temom. Vastilnas žiūrėjo naują paną. Nu. Tai va, ir mes sakom, jo, tai vadai, tegul pakalbinu. Ir tada aš pamatau savo šoninę akim, mano viena akis žvaira, nepažiūri į dešinę, žiūri, ten Šoninė stovi akim. bičas. Jis turi čia vieną akį. Keturis sakys. Šoninė akim. Ir jinai pamato, kad Aha. kažkoks vyras panašus į OG version kalbina kažkokią bučiudę. Ir aš supratau, kad ten yra Bičiulė. mūsų visų žymimas reguliuotojas Šilainio gatvių. Koks jūsų pagrindinis gyvenimo tikslas? Būti žiauriai garsiai ir visų žinomų ir... Juokauju. Tiesiog smagiai gyventi. Kur trepa? OG version. Bet Meda nesupranta. Jinai nesupranta, kad ten nėra OG version. Ir aš į nieką No. nesakau. Tai tu dar ir vardą dabar ką tik atskleidai. Damn. Tai va. Ladies and gentlemen, jis prisipažino. Čia pirmas kartas buvo. Dabar jis neteko kokių 20, ne, sakyčiau, kokių 80% jo žiūrovių. Tai Zaza padarysi? tik vyrai. Teks vyram pradėti kursą. Zaza Aš to ir žiūri tik siekiau vyrai. visą laiką. Aš turiu savo draugą
savo misogynistą draugą, su kuriuo mes kūrėm video, bet kažkaip mus žiūri tik panelės. Negaliu padėti, kad jom patinka vyrai, kurie nekenčia moterų. O kas buvo su OG version? Tai mus apklausinėjo ir kėlė tik toko. Jo, ir tada visi ekspausino, visi pamatė, o my god, čia Gustas Pano revilino. Ir kažkaip visi komentarai buvo tik apie tai ir aš nepagaunu, kas čia tokio ypatingo. Aš rimtai galvoju, kad visi jau žino, kad Gustas Pano turi ir tada net Bambukino Discord'e parašė šitą. Net aš nežinojau. Net... Ką tu? Tu galvoji, kad aš random moterį atsivežiau į filmavimus, o ne tą kartą. Sesė. Savo sesę atsivežiau. Kokius dar filmavimus, apie ką tu kalbi? Taigi Tomas Nebuvo mirė. jokių filmavimų. Čia holograma. Tu kiaušinį baltą geri. Balta. Aha, balta. Baltą kiaušinį. Baltą. Aha, genijų. Nei vienos minties nebuvo. Žalia. Nu koks skirtumas žalias. Kaip ten sakoma, šviesos jungtas, bet niekas namuose. Kaip jis išlaikys egzaminus, tu man pasakyk. Tu pažiūrėk, prarastoj kartą. Atsiprašau už keiksmažodžius, bet čia nebeįmanoma. O šūdas, jis rimtas. Ką ten bomba, Abdul? Šitas Fermi klipas, kalbant apie Fermi. Jūs norėjote žinoti žaidimą Edvis 3. Prisimenat čia? Bet nei vienu. Jis nemasto, kai jisai kalba. Aš nesuprantu, kad jis. Va taip buvo. O jūs, tipo, neprisimenat, tipo, žaidimai su Edvis #3. Aš paminu #19. Ne, tipo, buvo, kad mes sakėm, kad pasiliksim šitą per Zazą pakalbėti. Nu, pasakykite, kas čia atsitiko, kaip jūs čia žaidimus Aš nežinau. Sukūrėt. Tai buvo taip, kad į Fermio kanalą pradėjo kelt Fermio kompiliaciją įsikėlė šiandien. Tavo sen, tu gali pabaigti. Atsiprašau, aš ADHD. Galim užsakyti šitam bičiui aderolę. Hemarojų. Galim, arba tiesiog paprasčiausia sabai surferio kažkur jam užsakyti. Jo, tu šnekėk, aš tau šonę paleisiu. Tu kalbėk. Aš įgarsinsiu. Tai buvo taip, kad... Man neužtenka pakankamai. Dabar, va, jo. Tai ir buvo taip, kad į Fermi pradėjo kelti Fermi, keltis klipai, kur Edvis žaidžia vieną žaidimą, shortsus, ir ten virš 20 shortsų įsikėlė. Ir jūs norėjote žinoti, iš kur mes gavom tą video, nes ten buvo kadrų, kurie buvo iškirpti. Iš viso, iš Edvio video ir niekad nebūtų rasti internete, jeigu ne Fermis. Aš žinau, tai editorius jam. Ar tu esi editorius Edvi? Tai nebuvo aš editorius, tai buvo kitas asmuo, kuris buvo editorius. Žiauriai hipnotizuoja. Ar buvo tipo vieną kartą, ar buvo... Tipo, vieną kartą, tai buvo, kad Edvis ieškojo tipo editoriaus savo ir pasiuntė vieną video sudėtinti keliam žmonėm. Ir dėl to tas vienas žmogus turėjo tą video. Pavyzdžiui. Aš žinok, matau, kad kažką Tomas su Ervinu darė dabar šiuo momentu, bet... Mes palaikom retentioną, gerai? Ana Griniukį kėlė. Jinai mane followina, by the way. Lemba, aš tik išjungęs abiej surferius, jau mes nukrypstam nuo temos. Taip, aš suprantu, kas čia... Ne, čia Fermija, tai čia kitas reikia. Aš eliai nuo šito streso aš prarandu plaukus. Jo, man bus 20... Parodyk bent vieną pliką spotą ant savęs. Gusto baldai. Nu, parodyk baldus. Jūs nesuprantate, parodyk savo stalį viršį. Yra problema. Tomui, kiek tu yra metų pirmą? Tu 22. 19. Tai va, jam jis yra vyresnis už mane ir parodyk savo plaukus, parodyk savo puikų hairline'ą, parodyk manį. Visi parodykit savo ir mes po to apžvelgsim. Jo, Domanto, nuostabus hairline'as. Fervio irgi. Gerai, bet žiūrėkit, pažadat, kad jūs nesijuoksit. Ai, tai čia kaip to minitai. Ar čia žiauriai blogai vyrai? Nežinau, ką tau pasakyti. Kiek man liko? Kuris jam tai pasakys? Tai gal čia dėl to, kad tu Jėzaus plaukus turėjai, tai tau dar ataugs. Nes šitai būna, čia kai Jėzaus plaukus turi, supranti, tada jie, tipo, pradeda boldint žmonės, bet dabar, kadangi tu nusikirpai, dar turi šansų. Aš bijau, kad man bus 25 ir aš būsiu plikesnis už Tomą.
Šiaip visai tikėtina. Jeigu toliau trumpai kirpsės, tai jo, taip. Tai tau dėl to nereikėjo nusitrumpinti, tau to reikėjo... Man reikėjo saugoti jos. Reikėjo saugoti. Nereikėjo blondinių. Jo, tau reikėjo tiesiog nusikirpti ir pasilikti tos plaukus perukui dėl viso ko bent. Arba įpist biskatą. Baskatą. Rizkata. Įsivaizduok, tu būtum toks galingas, jeigu būtum su baskatu ir dar miuintum. Aš nesuprantu. Vasarą, davai, vasarą reikia susiplanuoti šitą. Būtinai. Miu-off. Padarom miu-off. Mes patekom į Hogwartsą? Aš nesuprantu. Kas, blėt, Hogwarts? Aš nesuprantu. Ką aš praleidau. Aš galvoju, kad jūs alfa karta, jūs nesuprantat, kas vyksta. Klausykit, mes tai stremas išradinėjom naujus žodžius, tiesiog mes čiubytė, čiutata, tokius žodžius turim, o ne Gen Alpha bardžių. Tai jūs bent jau mogint išmoktumėt, Fervis matas, jisai mogina. Tai aš galiu išmokinti. Žinau tik tai vieną. Skibidi dob, yes, skibidi dob, bi. Riz. Aš nebenoriu su jumis daryti. Last Christmas I gave you my yacht, but the very next day you gave it away. Dėl tavo meilės. I gave you my yacht. Aš nebenoriu gyventi, Vat humoras yra, mes tiesiog tie, kur aukštesnio humoro ir ten apačioj tie, kur žemesnio. Mes niekad nepagausim. Tomai, tu žinai kokius nors Gen Alpha mimus? Miunimas? Nes aš jam pasakiau. Yra koks, kurio aš tau nesakiau. Man patiko, kad man vis da meta reelsus Instagram'e, kuriuos jis laikina ir jie visada būna apie tai, kaip boomeriai nesupranta šio laikinių mimų. Aš tikrai tokį nelaikinau. Parodyk vieną, kurį aš tai laikinau. Kurį aš tau atsiunčiau. Kurį tu man atsiunčiau? Kad tu palaikinęs. Ai, kur daina ten buvo? Jo. Nu, ten daina gera, ten gera. Last Christmas I gave you my yacht. Va, ko jo klausos? Aš noriu, kad jis išgirstų vėl tą tylą, tiesiog. Aš tai ketvirtokė. Jis įsimylėjo ketvirtokę, o kodėl tu turėjai tokį... Nes jisai Vilburo fanas yra, kad tu nori. Ne, aš nebegaliu būti Vilburo fanas. Ai, tu būsi naujasis Vilburas. Jo, aš turiu jį pakeisti. Naujasis Vilburas. Ne, Gal jis išleis naują albumą dabar? Naują šunį išleisiu. Jis išleis iš save vidinį šunį ir pradės kandžiat visiems. Klausykit, ne gaslightingin. Keistas fetišas šiaip, bet Ne mum fetišas. Ne mum kištis. Ai, bet mes turėtume paaiškinti. Tai Vilburas sutas. Manau, visi jau žino. Vilburas suta apkaltino moteris dėl to, kad jis ją kandžia. Bet ten tipo skaudžiai. Jo, labai skaudžiai, jo. Kodėl kast iš vis? Kodėl yra kažkoks noras tyčia skaudžiai kast? O kodėl pėdas čiulpt? Va, tu man... Tas realiai tas pats. Gustai, o kodėl čiulpt? Paaiškink. Kodėl? Aš nežinau ir mes niekada nesuprasim tų žmonių, kurie... O tai kodėl pipelį? Galbūt ir jums patiktų. Jūs dar nežinot, jūs labai jaunet. Jūs netgi per metus jaunesni už manęs. Tomas jauniausias. Aš Tomas jaunesni. Žiūrėkit, kaip mes visi susimečinom. Eina tamsin Tomas, Fervis, aš ir Domantas. Wow, čia Eritrėjos. Nu, tai kad tik tai čia šviesiausia, tamsiau. Nu, čia gradientas toks. Jo. Nu, taip jo. Aš realiai tokios pačios spalvos kaip Fervio lova. Aš jo patalus apsivilkęs. Ne, tai mes po podcast'ą. Tai gražins tau paskui. Tai jo, tai... Aš norėjau, Aš norėjau, kadangi čia Zazos podcastas, aš apie ketvirtokę norėjau, tipo, ten tą dainą, ne apie ketvirtokę. Ir aš norėjau paminėti dėl to, kad mes kalbėjom apie 2017 metus šitam podcast'e. Ir ta daina yra apie tai, ką Gustas padarė 2017 metais. O, tai ar žodžiuose atsiskleidžia tiesa? Tai jis įsimylėjo ketvirtokę, būdamas 4 klasėje. Tai čia nieko blogo. Nu, taip. Ne, bet gal turiu omeny... Bet tu realiai apsaugai mane. Ne. Žiūrėk, galbūt turiu omeny įsimylėjau ketvirtokę, būdamas 4 gimnazijos klasėje. 12 klasėje. Bet tai neįmanoma, nes tai buvo 2017, aš dabar esu. Tai gal tu įsimylėjai būdamas... Tai tu sakai, kad tikėtiniau yra, kad tu buvai 2017 4 klasėje. Nei kad buvai 2017 12 klasėje. Aš 2017 buvau arčiau 4 klasės, negu
Dabar. 2.17 buvo prieš 7 metus, Tomai. Taip, Tomai. Man buvo... Kiek man buvo 12 metukų. Man buvo 12 metukų, man 2 metai buvo iki 4 klasės. Aš buvau 6 klasėje, Tomai. Kiek man buvo metų, kai mes susipažinom ir aš tavo Discordą atėjau? Buvo man 12 metukų arba... Palauk, Tomai, tai tu... Tai palauk. Tai tu susipažin. Tai tu toks. Man buvo 12 metukų, ne? Ne, palauk, to pažiūrėsim. Tai Tomas yra mūsų Vilburas. Aš niekam nekandau ir, blerim, tai tu 2.17. Nu tai va prašau, nu man buvo 12 metukų. Žiūrėk, parašysiu. Kam 12 mečių? Kam tu parašysi? Ne, aš jums atsiunčiau įrodymų. Įrodymų prieš tavo kaltinimus? Štai Twitter'e, gaila, kad... Dar tas logotipas jo. Dar tas, prama. Kai svarbiausias dalykas buvo patekti servo. Damn. O šiaip... Jūs manęs nekentėt, jūs nenorėt vaiko, jūs norėt 12-mečio vaiką savo servo. Aš nesuprantu, kodėl. Nes, nu... Aš tik šunį buvau nušovęs, čia buvo vienintelis blogas dalykas, kurį aš padaręs. Tu biliūnas, tu kliudėjai. Kliudėjai. Užsilenk. Jo, o kodėl? Eik tu savo, jeigu biliūnas būtų 21 amžiai, jis būtų sukūręs novelę Lėčiau. Oh. Kandau. Jo, aplink. Bet jeigu biliūnkas jis būtų 21 amžiai, tai jis būtų sukūręs repą ir jo repo vardas būtų biliūnkė. Ir jis būtų, ten repas būtų grinai kliudžiau, savo šūnį kliudžiau, šūnį pataikiau. Gal, jūs taip atsivė, ten katytė asilė. Ar jis dabar sukurtų, pavyzdžiui, Brisiaus priekis? Katytės pas mane vaikščioja visur, gatvėse, namuose ir po lovo mum. Jo, Tomai, tau reikia, vis dėlto tavo paskutinis video turi būti repo gabalas. Kodėl? Tu turi kaip kiekvienas youtuberis išeiti iš YouTube'o. Jo, pasakyk youtuberių, kuris su repo gabalu išėjo. Pasakyk man youtuberį su repo gabalu. Tai tas, tai Vilburas, Dreamas karjerą pradėjo. Tiesiog vadinkim jį ne Vilburu, o Kandžiu. Vadinkim jį Brisum. Jo, nes man atrodo, jeigu mes per daug panaudosim šitą žodį... Vadinkim Brisum, nes jam atėjo galas jau. Mano galą kažkas palies. Klausykit, o kuriam iš mūsų 4 daugiausiai? O kodėl mes taip praėjom tiesiog taip? Kodėl? Aš nenoriu kalbėti apie tai daugiau. O kuriam iš mūsų 4 daugiausiai šansų būti cancel? Ferviui, 100%. Tada Tomas gal antroji vietoj? O kodėl Ervinas tiesiog lubas rodo? Tomas antroji vietoj, bet Tomas nieks necancelins, nes žino, kad Tomas netyčia pasako tokius dalykus, o Fervis tyčia pasako tokius dalykus. Nes pamatot, Fervis apmasto, ką jisai sako. Tomas sąmoningai tai sako, o Tomas nesąmoningai tai sako. Ne, man rodas kaip tik atvirkščiai. Fervis tavo mama... Savo, jo, statementas kaip. Tavo mama taip nemoka pilotuot, kad jį padarė 9-12. O kodėl jisai liečia su savo galiukais? Jis bando dažnį atrast. Taip gėjai daro. Nu va, o antras tada būtų Daumantas. Daumantas. Dabar žiūrėkit, Daumanto kambariokas yra teisininkas, raminkitės. Tomai, žiūrėk, tu kaip Kandis. Tu kiekvieną Hitlerio bajerį, kurį pasakei per Gusto video, labai gerai buvai apgalvojęs. Kiek aš esu pasakęs jo? Aš nepasakyčiau, kad jis gerai apgalvojęs, pasako, pirmą idėją, kurie ateina į galvą. O man, aš tiesiog... Ervinas tiesiog pasako, nes refleksas toks jo yra, jis tiesiog čia kaip tikas. Jis... Ne, bet... Man atrodo, kad Fervis žino pasiekmes, kai jis pasako, o Tomas nežino pasiekmes. Jaučiuos kaip teisme kokiam debatai. Aš būčiau geras teisininkas, realiai mestu tą Daumantą. Tu esi dabar, advokatas. Tu per Amongus esi tas žmogus, kuris visus kitus kaltina, bet pats sėdi tiesiog ir tikis, kad jo paties neišmes. Aš teskus darau. Čia yra Gustas, jis sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje. Nekiškim... Biblija tiesiog referencino dabar. Jo, grinai. Literatūros sąrašą. Jis labiau tampa Jėzum. Čia yra tikslas. Tuoj manau, kad iš stalo tiesiog vyno išsitrauks butelį. Kai bus 20, tada parodys šitą galą. Žiūrėkit, padarom tą triuką ir vienai paversk. O jūs žinot, kad jis iš kraujo padarė vyną? Kas jeigu jis apgavo visus tiesiog, sako, gerkit vyną, nors ten... Jo, nes jis buvo toksai, gerkit vyną, nuotaikos jis negadina. Čia tas senis. Iš vyno pavertė. Paverčiu į baltą vyną. O čiuos iš savo šonkulį jis padarė duonos kepalą, ta prasme... O čia dabar galima mane apkaltinti, kad paverčiu vandenį... Čia realiai faktai?
Aš vos iš savo šonkaulio padarė duonos kepalą. Iš savo šūdo padarė. Va, jis grinai skaito dabar man. Realiai pagalvojot, bet... Padaryk iš savo šūdo, išminkyk duonos kepalą. Aš dabar supratau, aš suvedžiau galus, mes lyginam per visą Jėzum, Jėzų irgi kencelino. Jėzų kencelino? Ai, tie Twitteriai, jo. Poncijus pilotas. Tai kencelino Poncijus pilotas dar prieš 2000 metų. O žinojot, kad Jėzus gimė ne 0 metų prieš Kristų? Ai jo, tiksliai. Jis mirė anksčiau negu prieš Kristų. O tai kas buvo prieš Kristų? Kas buvo 9 metai, kurie čia buvo, kai jam vidurio krizė prasidėjo? Ar jis kai gimė? Kai jis gimė, nebuvo 0 metų prieš Kristų. O tai kas buvo tada? O tai kas buvo? Kada buvo tas 0 metų? Jis gimė prieš Kristų. Tai 0 metų buvo nei prieš Kristų, nei po Kristus buvo Kristuje. Prieš kurį, ne vienas Kristus buvo, gal ten ne apie kitą iš vis kalbėjo. Apie kitą? O tai, palaukit, o tai Marija buvo kristopienė? Kaip suprasti? O žinojot, kad Marija buvo tik 13 metų, kai ją užneštavo. Tai dėl to vadina nekaltoji Marija. Tai bet pedofilas. Palauk, tai čia 217. Juozas pedofilas. Ne, tai ne Juozas. Ne Juozas padarė. Dievas. Dievas ją padarė, tai kaip jis galėjo ją padaryti? Aš tik galvoju, taigi nekaltoji dėl to ir yra. Taigi negalėjo akto daryti. Tai čia jūs tiesiog prastuminėjate idėją, kad vaikai gimsta be sekso. Nu, bet tik tą vieną kartą. Bendrai atneš. Tai žodžiu... Tai Marija nelesbė. Tai ne, jinai su 2 vyrais dėvės. Ir jinai nekaltoji Marija su 2 vyrais dėvės. Ne, bet jinai ir yra nekaltoji, nes jinai niekad neturėjo sekso. Kaip jinai gali būti kalta? O ką tu žinai, ką Juozas pagalvojo? O kaip Juozui jaustis? Juozapui. Nedarė nei Dievui, nei Juozui. Faustas. Nu kaip Juozapui jaustis? Arba užblūrinkį. Tai ką jisai? Nu jisai tiesiog kaip father-in-law, ne, palauk. Jis jį kakino, vakas yra, jis pimpas. Ne, tai jis nepimpas. Ar mes tiesiog dabar raustinam krikščionybę? Ne, tai mes vildanom ją. Palauk, reikia kažkokį disclaimerį pasakyti, nes kitaip kensia. Ne, mes tiesiog debeitinam. Jo, ironiškai vienas iš mano dabar bookmarko. Aš tik dabar atsidariau Chromą, pamačiau, yra apie Kandį. O ne? Apie Vilburą. O ką tam turi pažiūrėti? Mes apie Kandį žiūrėjom. Nežinau, kažkokį neįdomų. Apie Brisių. Tai va. O kalbant apie YouTube, aš norėjau paklausti, ką jūs veikia dabar, nes realiai, atsimenu, Fervis buvo prižadėjęs daug kelt, įkėlė vieną video nesenai. Domantas irgi nekėlė video, bet Domantas daug dirba. Aš tai darau video. Domantas labai ilgai prie vieno video sėdi. Taip ir yra, nes ten yra jau kokie 300 GB medžiagos ir aš tiesiog kokias 13 minučių turiu, bet dar net neįpusėjo čia tas video. Nu, o Fervis kokį atmazą suras? Fervis nekelia, bet kuria. Mes tiesiog negalim, mes turim už kadro. Už kadro. Tai jis kūrė, bet nepadaro. Ne sau. Jis kūrė, bet nesukuria. Jis ne sau kūrė. Tai kaip tu, Tomai, kūrė ir nesukuria. Ervinas kūrė, bet Fervis nekelia. Čia Fervio loras. Ferveloras, čia 13 tas. 2 skirtingi žmonės pasijau. Jo, pasakysiu už kameros. O tai Gustas ką? O Gustas irgi jam pajibat. Galim šitą sakyti žodį sakyti? Mes galim viską savo leidžiu. Jam pajibat pohui vapšė. Man vapšė nahui pohui. Man jau, aš jau nebegaliu, man reikia, aš turiu savo pertrauką pasidaryti, aš nebegaliu nieko kurti, fiziškai nebegaliu, mane vimda, aš nebekelsiu žaidimų jau viskas, aš jau viso. Tai, va, čia yra tas efektas, aš sakau, kai padarai video su thumbnailu, kuriam rodai pirštą, tada tiesiog dingsta noras gaminti ir tiesiog kelt video iš viso. Galingasis pirštas. Nes tas Ervinas pradėjo šitą efektą, jis parodė pirštą ir jis dingo iš YouTube. Aš parodžiau pirštą, aš vieną video tik įkėliau nuo to laiko, ten pusę metų, 3 mėnesių. Tau pakeis savo naujausią video thumbnailą. Tas irgi dingęs, kur tu dingęs? Įdomu, ar tiktų va toks va thumbnailas, įdomu naujausią video, kaip vadinas naujausias? Nemiau vidas ten buvo.
Apie Domantą kalbam. Apie Tomantą ar apie Domantą? Domanto naujausias video yra šie youtuberiai dingo be žinios. Tai tik turi. Tame esmė, kad ten net nereikia nieko. Ir Fermi tiesiog įmeta. Tiesiog jau. Ką aš nieko nebesuvokiu. Dabar čia žmonės galvoja, kad aš dingau, nes tas video pavadintas taip, kad jie dingo be žinios, bet ne. Jo, ir čia Domanto lore. Jo, mano loros. Mano video, paskutinis mano video bus labai ironiškas. Aš turėsiu jums pasakyti. Wow. Tokią krizę patyriau, aš nebegaliu kurti, nes atrodo, kad viskas yra beprasmiška, pagauna, tipo viskas taip nebėra jokios reikšmės pačiam kažką daryti. Egzistencinė YouTube krizė. Tokia egzistencinė krizė, manau, aš pagaunu, gal visi išeina iš YouTube. Tai realiai, o kas liks tada YouTube pas mum Lietuvoje? Niekas. Kodėlgi ne? O kada žmonėm Edvisas užsipis, nežinau. Nu. Niekad. Rodyk. Tai aš kažkada ieškojau šiaip kokių youtuberių, kokių nors naujesnių Minecraft'o, tai nieko nebėra. Nes būt Minecraft'o youtuberium dabar yra labai pavojinga. Bet o ką būt Minecraft'o youtuberium? Krims. Jų tiek daug, kodėl nekurt kažko kito. Ką Minecraft'ą kur? Nes lengviausias. Minecraft'as vis dar yra populiariausias. Bet nebėra. Tipo, net Edvis nebekeliam. Aš manau, kad tu dabar negali kelt Minecraft'ą ir tikėtis, kad tu nebūsi cancelintas. Didelės peržiūras, arba nebūsi cancelintas. Bet jeigu tau 14 ir tu keli Minecraft'ą, tai tu nebūsi cancelintas. Ne, tai žiūrė, dabar pažiūrim trending, gaming. Trendingė Edvis ir Shortsai. Jo, Shortsai, tai Shortsai atimam, tai Edvis taksistų gyvenimas kažkoks. Ir tik Edvis ir pildyk, ne, kas ten dar eina. Damage planas kažkoks. Kas čia dar? Pagrindė rusiški, Roblox'o. Bet tipo nebėra tokių youtuberių, kurie stengtus tipo iškilt ir kur yra kylantis youtuberiai ir kur, oh my gosh, šitą turės spamti. Žiauriai nebėra pas. Balaklava yra dabar vienintelis toks. Tai iš viso, tipo, jo, iš visų youtuberių dabar jis vienintelis yra toks Lietuvoje. Aš dabar mėnesį ar 2 jau testuoju savo kamerą ir aš noriu prasibandyti vlogą. Aš varysiu į Berliną kitą mėnesį, labai noriu prasibandyti vlogą nufilmuoti. Tai gerą vlogą. Tai ir paprastą šūdiną vlogą. Tai kaip Fervis. Noriu ir noriu kažkaip... Aš negaliu, tas efektas veikia, jis veikia žmonės. Kas to? Kas buvo to? Musiai spionai. Jūs būtumėt Fermi pamatę. Ai, ką paruočiau. Atsuksi Domantai tenai. Noriu nuvaryti Berliną, padaryti iššūkį, ant kiek aš galiu perimti valdžią visą. Ir vesti diktatūrą. Tai yra tai. Jo, jis apie tai padarė. Ir tada padarė su pirštais susikus. Šitą ant thumbnail. O jūs girdėjot tą Hitlerio kalbą, kai išvertė į anglų kalbą? Ne. Kiek ten tiesos yra? Ai, ten tipo tas Adais and Doom? Jo, ten su voice, tipo su grinai AI-am išvertė žodį kaip versus į anglų kalbą iš vokiečių. Eina savo. O tai apie ką ten? Vos to balsu. O tai apie ką ten? Ten žinai tą kalbą. Das ein Eisen, der Führer. Nu. Bet ten reikia tos pačius dalykus, ne, per tą patį beveik. Jis ten sako, išrinkit mane, nes ten aš kažkaip ten... Išrinkit mane kaip... Bet tai jis taip piktai sakė. Taip vokiečių skamba tiesiog. Vat, aš jeigu rasiu tą video... Ne, jau nebeinam taip toli, jau nebeinam. O jūs girdėjot, kad Adolfiokas dainavo dainą? Marija į? Aš numečiau. Dainavo dainą. Jeigu čia bus... O, ne. Jis negalėjo, bet jis negalėjo. Jis savo bunkerį dainavo. Bet jis negalėjo. Kodėl? Bet tai, kad žydus. Buvo jo Paryžius. Bet Kanija nemėgo žydų. Ai, palauk. Kanija yra antisemitas. Jo. Kaip mes priėjom prie šito iš viso? Prie ko mes priėjom? Prie Hitlerio? Ai, Gustas apie vlogą kalbėjo ir mes tada Paryžius. Jūs kaip visada padarot visą, kas gerai blogą. Tai gerai, tai supratom, Gustas vlogint pradės. Palauk. Sekundę. Tomai, o tai bus tavo paskutinis video? Mano paskutinis video bus. Tai žinau. Bet dabar jau turi gruodį. 2028. Gruodį. What the fuck? Kaip tu liukso? What the fuck? Kas įvyko? Parodyk liuksą.
Mano, koks čia vyko? Kaip jis padarė? Parodyk liuksą. Kas čia atsitiko? Aš žinau šitą prikolą, čia su iPhone'ais yra. Parodyk vėl liuksą. Gal man atsirado? Bet aš ne... Ekta, na. Like. Pasakyk like. Like. Dabar share. Kas čia vyksta? Kodėl jie žino, kad aš rodau? O žinot, žiūrovai, dabar fainas naujas feature. Jeigu jūs dabar išeitumėt iš full screen'o ir dabar aš pasakysiu like this video. Ir dabar matote, kaip spalvotai apie aplink like mygtuką. Tai jūs dabar turite paspausti. Jo, taip, čia toks padarytas efektas. Subscribe this video. Jo, man atrodo, paspauskit subscribe. Jeigu suveikia. Nes mes turim 3000 subscriberių, Zazai. Tai žiūrėkit, paspauskit like. O, jam paėjo tą liuksą. Buvo. Žiūrėkit, aš noriu labai tokią įdomią temą dabar užvest, kol dar retentioną turim. Yra viena tokia tema, kurią youtuberiai imtum. Aha. Ir buvo sekantis tekstas Domanto. Tu juokauji, yra vienintelė YouTube ir jinai toliau žodžio aš netesiu. Bet apie ką tu kalbi? Minor. Jinai minor? Nu taip. Apie ką tu čia kalbi ir kodėl? Nu yra, Tėja yra vienintelė YouTuberio pas mus. Ką? Kas pas mus? Apie ką tu kalbėsi? Lietuvoj, žiūrėkit, Tėja. Kas man sišnekė? O tai ta Man žiauriai daug moterų YouTuberių pradėjo mes, nes man perėmė YouTube'ą. Akva yra, Palestina, ne. Žiauriai daug yra, jūs nebesakė. Kažkas iš paraidės. Paulina? Palestina kažkaip labai panašiai. Palestina. Mes netiesiogiai skleidžia politinės pažiūros. Tada yra ta moteris, kur Minecraft'ą keldavo Edvis moteriškos reikšmės. Jo, Angelė. Velytė, jo. Tada yra Edvio sesė. Tai gerai, tai kurią YouTuberį imtum? Tai tu dar nepasakėjai. Tai kurią imtumėt? Tai tu pats dar nesakėjai, kuri čia minor ir kodėl. Minor, tai sakau, Tėja yra. Tai Tėja minor. Ačiū, nieko nesimato. Nieko nesimato. Nu tai Tėja Belų tokia yra. Ten jinai įkėlė video blogiausias jailbreak nerodo šito gustui. O tai ji nėra kartais nepadarius face reveal. Nu. Kaip tu galėtum žinot, ar tau jį patinka? Tai būtent, aš ir nežinau, kaip žinoti. Vau! Jam domina Jam išvaizdas. Jisai Pandoros dėžę nori. Ne. Jam nežinomumo fetišas. Jis užlipo ant grėblio. Jūs apie kurį? Apie tave. Nes tu sakai, kad tu nematėjai ir dėl to tau yra įdomu. Aš dar negaliu būti cancelled, aš dar muzikos karjeros nepadariau. Ok. Klausykit. Uncancelable. O tai kaip tasai mamos batonas? Nu, kur batonė, prašau. Jis turi peržiūrų vienintelis Spotify pastavė, nes kitų nerodo. Tik tai šitą rodo. Nes albumą neišleidom. Jo, bus albumas. Bus albumas, vaibas. Elis, davai setlistą pasakyk. Ne setlistą, kaip jis ten vadinas. Pasakyk, kokios tai pavadinimai. Išvardink, davai, Irvinai, davai pajungas. Gerai, kelias pasakysiu. VMI. Visas. Vaibas. Tai buvo čia Fervis ir Domantas jūs abu. Ir daug kitų. Oi, ten daug feature. Sukurkit savo label. Label savo sukurkit. Label, čiaubybė. Vo, geras label. Jo. Taigi mes... O kuris bus čiulp, kuris bus bibys? Aš būsiu Pimpalas. Na tai va tuom ir pasakyti. Tai gerai, kokie pavadinimai VMI? Gerai, turim VMI, turim Vaibas, turim Autumn Vibe, aš dabar žiūriu dar, turim Lobby Sala. Palažiūrėk, aš pajungsiu. Turim Badonką turim. Badonką. Ten tipo slibinas priešiko ant jo klaviatūros, ten apie tai dainuoja. Jo, tada turim Sniegių. Apie Sniegius padarė dainą? Teismas, tai čia jau apie Gustą jaučiu. Jo, tada turim New Yorko oras. Tai čia apie New Yorko oras. Rugsėjį. O dar žinot, kad iki šios dienos išeina nauji angles tos dienos. To jis sakė išleis ir pilotą POV. Nu, tas. Tipo, jūs apie Brisių kalbat? Jo. Pilotą Brisių. Jeigu ten buvo 2 Brisiai, tai buvo jų galas. Dvyniai Brisiai.
Ai, jis Krito. apie Niujorko orą. Biliūnas buvo tas, kas padarė. Biliūnas pasakė Allah Akbar. Nu Mes gerai, dar turim rodos negalim. tada dar turim Helovyno vaibą, turim Perli Penelė Papulės ir daug ten kitų yra, bet Tai tada nepasakosiu. Pavyzdžiui, planuoji Bet žiauriai girdėjau, neapsimoka leisti su dahuja dainų albumą. Niekas neišklauso visą iki galo. Ai, man pohui. Jo, tai nesuprantu. Bet tai Tai tada Aš išrink. žinau, kad Domantas savo leidžia. Kur Ir- tavo tas, kur demos buvo visi? Ir, tai ir, ten aš, ne tavo? ir aš bandau išrinkti geriausias dainas iš albumo ir tada Ervinas sako, ta gera daina, tada Gustas sako, ta gera daina ir tada niekas nesusijungia nuomonės ir tada aš tiesiog pasiduodu. Tai tada viską išleisk. Jo, tai Nu. aš tiesiog visas 30 dainų paimsiu ir nafik. Nu, o tai kada planuojate išleisti šitą? Tai ant vasaros gal. Ai, Ai, ten kur Badonkas ir Niujorko oras. Jo. Nu tai bus iki vasaros. No, summer mixtape. tai čia neužilga jau klausykit, tai jau priseivinkit visi iTunesai, Spotify, visi bibai, ten bam, bam, bim, bam. Viskas jau prisėmė. Čia. Žinot, ką jums reikia padaryti? O, dar vieną mintį įmesiu. Jums reikia padaryti kažkokią dainą, kuri turėtų catchy tokį priedainį ir kuris būtų galimas naudoti TikTok'uose. Ir tada pradėkit TikTok'o trendą su ta O, daina ir tada visi galvos, o, kokia faina daina, man daugiau šitos dainos reikia, o, jie visą albumą turi, o, shit, jie tokie geri atlikėjai, o, Jo. shit, man patinka šitas label Chill Bibi ir jie klausysis. Jo, bet jums neapsimoka, jeigu realistiškai žiūrint, kad jūsų labelas tai vadintus, nes jūsų neims tada. Tai ne, mūsų ir radija gros visą laiką. Bet negros, jeigu jūsų... Ką darys? Radijas Leidėjas. Bibi TV. Jūs nebent savo dar radiją pradėt, viską savo. Žiūrėk, Tomai, čia tavo mėgstamiausia daina. Pala, paleisiu pradžią. Pala. O čia ne susičiangus. Kas čia toks? Durniausia daina. Jo, Čia čia vibe. VMI, čia VMI Please. daina. Čia Tas VMI. Čia dauža. Pajunkiam vaibą. Gerai. Tautvydai, įjung. Tautvydai. Ai. O, tiksliai. daužo. Vakar vogė švana, ei. O tai... Mes čia vaidinam, nes dabar post-production'e įdėjo. Bet jeigu Dabar Tautvydo nėra... išsižiojam visi. Ai, bet tautydų, jeigu motinystės atostogas. Kas atėdin Dabar priartinkit. O jeigu Tautvydo nebus? O jeigu Tautvydo nebus? Kur nebus? Per Tada išleistuvės? turim Andrių. Tai Andrių, net tipo- nepypink. Tipo nebus muzikos. Kiekvieną kartą, kai mes nukrypstam nuo temos, aš pradėsiu šitą leisti. Tai kad tu nukrypai nuo temos, ką tik man rodo. Gerai, Hebra. Tai Ervinas norėjo apie Epsteino salą pakalbėti. Ai, girdėjot apie Epsteino salą? Salą. Ja, atrado žmonės. Nu ten, pavyzdžiui, Epsteinas... Va, Ar tu buvai vienas iš tų vaikų? Palauk, prieisim dar. Tas. Tai Epsteinas buvo toks žmogus, jis įmirė ir tada atrado popierius apie jo salą ir ta ten pasirodo lankėsi daug populiarių žmonių ir pasirodo ten jie veizėjo į visokius vaikus. Tomas ir daro tą vieną video, kur paklausė bičio apie Epsteino salą ir jis mašytą man smirkiuką įmeta. Smirkiuką. Smirkiuką, dėl dievo, meilės. Jam reikia dažniau rašyti rašinėlis. O tai kas buvo su tavim toj salai? Nespėjo dar paimt. Būtų paėmė 100%. Ar buvai sąrašuose? Kartu Tomai, su tu būtum. Stevenu Hawkingu. Jis Aš atvažiavo nepamenu. submarinos. Jisai, kai atskrido tą salą, jis atsistojo nuo to vežimėlio. Turiu to. Ble, Tomai, gi mes žiūrėjome visus tas video pas tave. Tiksliai. Mes dar visus jas matėmės, gulimės jau, mes jau kartu gulim, vienai lovai jau ruošiamės mėgot. Jo, mes jau su kojų pirštai susitvinkėme. Jau susidėtę ir jisai sako man, kad rašinėlis reikia rašyti, prie žodžio negali sugalvoti. Nu tai Ir tu jis man sugalvok, rodo- bet kaip susiryšę, kaip gali būti susiryšę. Ir jis man rodo tas videokas apie Epsteino. Ai, tipo iš juodojo interneto. Jo, Ne. jis rodo, kaip Steveno Hawkingo užfiksavo atsistojant. Baltojo interneto. Ai, Palauk, o kodėl juodasis internetas jau yra blogai? O baltasis internetas jau yra gerai, ne? Žinai, Kas? Bet Man kodėl nieko turi šito įžvalgų. klausimo nėra, jau Turi uždavė. Kodėl nieks neuždavė? Žinai, kad tu būk pirmasis. Eik pat ir išspręsk šitą problemą. Sukuriam video apie tai, Tomai. Išleidžiam? Aš aplankiau Epsteino Lankiau salą. Epsteino saloj. Tokia pati Kodėl title pasakė. Kodėl vat juodasis heroinas yra blogiau, žiauriau už paprastą? Ir tada jūs Tai testuoja.
Vienas ir tada kitas. Nu, Jo. Ir poveikis Tada žiūrim. sukursim etniškai Ir vienas teisingą kokainą. nu. Per vidurį, paimkim per vidurinę atspalvę, kai Kad geltoną. jūs vat būtumėt paimam. matę. Ne. Čia nėra etniškai teisingas. Nu. Nu, tai va. Po juodo heroino vienas į... Bet mes padarysim gerai, mes padarysim, Į kad vežimėlį. tas heroinas galėtų vairuoti. Oh my god. Fervis šiandien tokius screenshotukus dabar daro visą laiką. Tokius vieną milisekundės tokių padaro ikoniškų ten išvaizdų, kur sukelt į vieną folderį reikėtų ir būtų blogai labai. Nes jisai, bet nepykit žiūrovai, O- tai jis dar jaunas, labai dar Klausykit, jam reikia. o mes galim mažiau Mažiau kontroversialiom. Kontraceptikų mažiau. Mažiau kontracepcijos. galim naudojam. mažiau. Kalba apie kontroversialias temas. Jo, kam Bus kaip Marija. Ai, man tai kontracepcija, planas B labiausiai. Kontracepcija Bus kaip žaloja. Klaipėdoj. nes jinai kelia Kondonai ten problemas visokie tabletės. su Ten. nėštumu. jo. Visi tegul neteisme Seime pasilieka. Žiūrėkit, sakau, mažiau kontroversijas. Galim apie Saulius Gražulis. temą mūsų pasaulį runina žydai. Ai, va. Žinot, tą... Žiauriai kompaniją- prieėjom, va čia taip nesveikai. Ne, nu jūs. Čia nieko blogo. Žinot tokią kompaniją BlackRock. Žinot tokią kompaniją. Kodėl tu taip pabrėži tą pirmą žodį? Nu, BlackRock. Nu jis jaunas, tu turi jam Ne, atleisti. kas tai yra šiaip, aš nežinau. BlackRock yra tokia kompanija, kuri perka, karočią, stoksus. Nu, ten, karočią, Nu, su visai viską, dabar reikia judinti. nu gerai, nu. Nu, išeikit iš to Nu, parko. gerai, išeinam. Ne, Domantai, išeik iš parko. ne. Ne. Aš dabar lūzinau attentioną. Vaflį. O, Watch Together? Tomas Epsteino video šerina? Išjungit, aš netyčia atėjau. Yra žaidimas kolonistas. Eik tu Gerai, savo. ne, gerai, vyrai. Žmonės, ką Mes nukrypstam. Rainas, Ir tas galim vaizdas, reikšminam, jūs Ai, tai čia pasakyk, kaip katėm būna koksai varpelis, kuris atkreipia Jo. dėmesį. Viską Nu, tai pamės va. daryti. BlackRock turi daug ownership kitų kompanijų, ne? Daug jie turi, ne? Pasižiūrėjus į... Nu, jie, karočiai, daug visko ovnina. Tai, tipo, ir tos kompanijos, visi aukščiausios galvos yra visi žydai. Tai gerai, protingesnės. Taigi taip Tai visą va, laiką mūsų būdavo, pasauly žydai visą gali laiką žydai. bankininkai. taigi visą laiką. Dėl to Hitleris bijojo jų ir todėl jis sugalvojo revoliuciją padaryti. Jo, Tomai teisingai. Kodėl į Berlyną varom blogą filmą? Ne. Tai gerai, kiek metų žadam dar Zazo podcastą daryti? Tai jau viskas gerai. Aš duočiau dar 2 epizodus. Tai čia buvo pabaiga. jau. Mums bus po šito cancelina, ir Jau- tada sukram jau šitą video AI-us editina. atsiprašymo ir viskas, atsiprašymo podcastas. O, atsiprašysim, aš tai nieko neatsiprašysiu. Atsiprašau jūs. Aš neatsiimsiu ne vieno dalyko, kurį pasakiau apie žydus per šitą podcastą. Jo. Bet Aš nieko. ne Beje, vieno absoliučiai žodžių neatsimsiu. Jūs matėt, kaip pasikeitė šortso pavadinimas mano kanale? O tai kas ten Gustas. buvo su to dalyko, aš taip ir nesupratau. Aš gavau per daug komentarų. Tomai, Wow, jis tiesiog dabar jis dabar tiesiog manifestina mano mirtį. tai tu dabar Net- Tau liko 8 metai, pasisukom tau liko 8 nuo- metai seniai. Pasisukom nuo gaslaitinimo ir melagienų iki manifestinimo mirties. Tomai, Tu pažiūrėk. nesulauksi 30. Nėra geriau, nemanau. kad Tomai, geriau. pažiūrėk į teigiamą pusę. 2.17 yra arčiau negu tavo mirtis. Blet. Mes Okay. nežinom. Tu turi daugiau gyventi negu aš, būdamas, Negu tam mergina, kur... negu kad man 12 metukų. Okay, Man taip. 12 metų. O tai čia buvo prisipažinimas, kad Gusta kandžioja merginą, bet tai mes jos negalim cancelinti, ne? O tai net virkščiai buvo. Nes man patinka. Ne, tai Okay. jeigu Gusta kandžia, tai mes turim Gusta cancel. Jo. Kodėl? Nes tu... Nes tu vyras. O kodėl Jo, negali? nes būti nes kandžių? vyram sunkiau yra, vyram sunkiau pasaulį, mes tiek O. nedaug Nu, visko gaunam. Ir Tai kodėl vietoj kandžiajimo negali būti koks laižymas ar kažkas tokio? Tai laižymas legalu. O kas blogo laižytis? Ne, tai laišyti irgi būtų Tai Ne, keista. tai nelaižytis, o laižyti. Du skirtingi dalykai. O ką? Nes irgi normalu. O kandžiai jau Diki. nenormalu. Diki. Nebandžiau. Ne, bet
Mes galim filosofijos podcastą pradėti. Pereinam iki to lygio, mums reikia rimtai Galim Zazos. Tu bandai moralinę problemą išspręsdama. Matai, yra va toks dalykas. Duokit jam Zazų. Kur baigėsi... Tęsk. Tiesiog reikia pravalyti jos smegenis. Reikėjo, kad jis biškiai atsigautų, visas gerai, nieko, nėra manęs šalia, tai aš negalėjau nuraminti. Tai tęsk, tu dar Neleidžiam jam tęs, davai tiesiog. Ta simuliacija dingsta. Kur baigėsi, Gerai. Tai va, apie ką mes kalbėjom? Vat kur baigėsi Tai tęsk. Kur... Aš sakau, kad nėra gerai kandžiat, jeigu sako stop. Nėra nieko gerai, jeigu... Ble, realiai iš tikrųjų. Sunku kalbėti, kai šitas garsas yra. Aš supratau šitą. Visai primena mūsų pirmus podcastus. Iš tiesų, mes dar vis turim parako. Imagine, kažkas atsisuko šitą. Kažkas atsisuko į šitą vietą. Galiu uždėti tą timestampą tik šitos vietos. Jo, galiu uždėti šitos vietos ir dar vienas prikolas, kad atsisuktų į šitą vietą ir imkit midrolą. Ir ten pavadinti chapterį, kokį ten, nežinau, svarbiausia paslaptis pasaulyje. Atsakymas į Zazų. Wow. O gerai, dar kadangi šitas išeis ten balandžio 20, tai dar tokią paskutinę mintį įmesim, man atrodo, gal jau bus iki tolai. Kaip jūs jaučiatės dalyvavę svarbiausiose 2023 žaidynėse? Ai, čia Game-On? Ne, tai man atrodo, jau bus išėjęs Klav 2023 ir Team Aza buvo viena iš populiariausių ten. Bus paskutinis videkas? Čia nebus paskutinis videkas. Bet jis išeis šį mėnesį ar kitą mėnesį? Šį mėnesį kažer išeis, gal kitą mėnesį. Tai balandžio bus jau išėjęs. Aš žiauriai... Padaryk vėl. What? Kaip? Jis visada buvo brisius. Ką aš dar galiu padaryti? Parodyk kokį nežinau. Pabandyk pakandžiat. Dabar jie tik Vilburos suto galvas. Galiu šitą. Ne. Ne? Neveikia šitą? Vidurinis irgi neveikia. Gal to vieną reikia parodyti. Aš jaučiuosi labai gerai, nes aš laimėjau. O, aš žinau, kaip baklažanų reikia tiesiog kelnes. Aš jaučiuosi gerai, nes aš priimu pergalę, žinai, aš su žiauriai laimingas. O Domantai, tu pats pirmas nudvesi, tipo, apie ką mes kalbam, tu nieko vertas. Klava? Jo. Nu. Tai aš balaklav. Bet ką jūs kalbat? Aš balaklav turnyrą. O, jūs esat visi, Fervi, tu irgi ten nieko daug nepasakys. Klausyk, Gustai, aš bent laimėjau apdovanojimą geriausio aktoriaus Tomo kanale. Ar čia tiesa? Tai sužinosime kitame epizode. Žiūrovai žino. Jau. Gal aš nežinau. Tai tu tiesiog, va, taip daryk. Kodėl viskas juda? Kas vyksta? Žiūrėk, viskas juda. Aš viską judinu. What? Tavo plaukai nejuda, vienintelis. Jie irgi juda. Aš esu dievas, žmogaus kūne. Kaip kažką padaryti? Išmestas iš Olimpo ir man dabar reikia pabandyk varpą įsitraukti. Šiaip būtų prigaus. Ir mes šitą iškirpsim, mes tik nariam įkelsim. Ir žiūrovai dėl to tik tai nariam. Subscribinkit nariam. Prisijungit prie naryšių. Naryšių, prisijungit. Buvo labiausiai sėsti dalykas. Leisit man mokytis egzaminui, aš nesuprantu, kaip aš išlaikysiu. Tau dar net ne egzaminas. Tau egzaminas po 3 mėnesių. Būtent. Čia yra paskutinis kartas, kai aš ruošiuosi, aš sakiau nebesiruošiu. Gal Domantas ką tik papikseliavo visas. Kas man vyksta? Jo kamera visa supikseliavo. Kas nutiko? Čiuvas pavirto iš analoginio signalo į skaitmeninį. O tu, Tomai, mėgi toj lovai? Kurio? Ne, ten jo bičiuliai miega. Pas tave ten. Čia? Čia Gusto vieta. Čia aš miegu. Čia aš guliu visada vakarais ir įsijungiu savo mėgstamiausius Epsteino salos video. Tai akies, bet čia tiesa. Ir klausau Vilburo muziką. Ir tada jaučiu kažkas, kad kas čia man? Panda. Ir ten Tomas. Visada su savo pirštais kojų. Aš savo kandu? Ne, tu man kandu. Kojas pirštais gnaibėje.
Amungusas tenai. Tai bandė paimti taip ranką ir taip savo kojas pirštai. Wow, dabar į editing papus tiesiog į rankas. Šiandien išsiaiškinam kiekvieno žmogaus fetišą. To vyros papus, kur Gusto spenelį. Jis pats paprašė vyro papų. Tai... Nu, kur Gusto burna kaip spenelį. Tautvydo jau dabar jie turėtų išpamdę motinystės. Kiek Tautvydo liko iki jau dabaigimo? Iki užsilenkimo, ką žinau. Lenkčiui vėluoja laikas. Tai dar 3 mėnesiai beveik. Kažkuris kalvo turi. Uždenk savo nosį, padaryk tą patį, uždenk savo nosį. Ne, tap. Ai. Pamiršk. Gal vienintelis sprendimas Vilburui būtų tiesiog kaulo nupirkti. Nu, gal veik. O, dieve. Tas savais pasijūda ir viskas krenta tiesiog pasijūda. Man rodos, mes... Tomas nukristų būtų geras galas. Iš tikrųjų, ir pasibaigtumėm su Kristum tada. Tai nukrisk. Kristus. Arba nugriuk. Kaip? Nugriuk nuo kėdės. Bet jeigu, pavyzdžiui, nenorėčiau, tai ką tada jūs man sakytumėte? Tipo, ei, atsargiai, ne! Norėjom. Aš sakyčiau Tomai saugas, tiesiog nekrisk. Nenugriuk. Va. Iškirp, nu. Kodėl? Nu. Nes mes norim... Nes ko tu nori? Nes mes norim etninės reprezentacijos Zazos podcast'e. Stepheną Hawkingą vaidino, kai jis sutiko su ta 12-metė mergaitė Epsteino saloj. Ai, čia tipo, nes jis toj kėdėj tokiai sėdi. Hawkingas nuskendo, nes jis nemoka plaukti. Bet tai, o jūs suprantat, suprantat, jis gali kalbėti, jis gali ir plaukti. O neironiška, kad Hawkingas yra viskas, bet vienintelis dalykas, kas nėra, tai jis nėra walkingas. Tu matęs filmo? Arnoldas Švarc. Matęs filmą Stephen Hawking. O tai, tipo, jis pradėjo vaikščioti? Nu, taigi Epsteino salogė, aš tau sakau. Jis galėjo vaikščioti, jis apsimetė, kai jis negali nei kalbėti, nei vaikščioti, taigi ten feikas. Jis visą laiką apsimetė fizikų, kai jis nieko neišmano apie tai. Tai Albertas Epsteinas... Žinokit savo faktus, vaikai. Tai Epsteinas neišrado reliatyvumo teorijos? Ne, Albertas išrado. Albertas Epsteinas. Jis kaip pasigavo syfilinės pisą savo sesę ir tada jam nušvitimas atėjo. O Oppenheimeris bombą išrado. Alzheimeris? Bet ne, jis bombas neišrado, ten tik filmas, Tomai. Asal, taigi tu skiri. O tai ką jis išrado, Barbė? Ten fikšionas, tai neegzistavo ten filmas, ten tik tai ten veikėjas. O tai Barbė išrado? Tai Barbės nebuvo, apie ką tu šneki? Tai Barbė tik tai tada išrado, kada filmas išėjo. Barbės visa esmė yra, kad vyrai valdo. Ir kad Barbės nori, kad jie valdytų. Jisai tiesiog nori būti kastinamas į tą filmą. Kastinas? Ašgi vaidinau tą filmą. Taigi aš buvau tas... Brianas Johnsonas. Aš buvaugi Ryanas. Ai, Ryanas Gaslaitas. Tokį miniatiūrinį kastiną. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Čia buvo dar vienas Zazas epizodas. Ir linkiu jums gerų kalėdų. Skanių kučiukų, stiprių kiaušinių. Čiukučiukų. Kas dar bus? Paspauskit like. Taip. Paėjo! Pagaliau paėjo, oh my gosh. Tautistas, sakiau, seniai buvo.